dirbam 7 cm gylį, žemė šlapuoka pas mus yra. Drėgmės užtenk mums, nesiskundžiam. Dėl to ir nesistengiam anksti sėt, kadangi kai pasiesi jau tie grūdai neužilgai ir pradės dygti, o kad per daug nesuželtų iki žiemos ir po to ir peraug gal ir išus per žiemą, tai stengiamės tokią optimalų laiką pasirinkti. Daugiau pabirom sudaiginti mums. Tas diskinis skutiką mes dar turim ir noraginį skutiką irgi farmetu, jeigu reik giliau suskust. Tai rapsai dažniausiai skutam, tai skutam su noraginiu, o pabirom sudaiginti iki 10 cm. Ir kviečiam pasieti užtenka ir mum tokio. Ir galios, aišku, nereikalauja. Kodėl farmetas? Kaina, kokybė. Bendradarbiaujam su Agroteka jau ne pirmus metus. Jau 3 daiktą nupirkom, tai patenkinti ankstesniais daiktais buvom. Ir šiuo patenkinti esam. Mes kaip tik gal už čekišką. Ta kokybė ta pati, kaip ir vokiško, o kaina yra, kaip sakyti, ne vokiško, o čekiška ta kaina. Du lenkiškus, vieną noraginį, vieną diskinį turėjom. Labai nesiskundėm, bet žinai, nėra ir kuo labai džiaugtis su tais lenkiškais. O čia jau vis tiek į tą vokišką kokybę atsižvelg farmet, man atrodo. Kai nori dirbti, žinai, čia į dabar reik, o ne taisyti ar virinti kažką, tai geriau renkės kažkokį brangesnį daiktą. Ai, tas vienas klipsas, 1 centimetras, čia ne? Nu, panašiai. Panašiai čia dabar. Čia dabar, nestatysim, aš tiek jau nustatė, čia kažkur 7-8 valandas. Kiliai nereikia, kam tiem kviečiam. Čia dar atgeriu. Koks čia privalums tuo skutiką yra? Norėjau, kad būtų uždėta sėjamoji ant skutiko iš gamyklos. Nes visai, žinai, neuždėsi pas save. Jūs irgi mačiau Agroteka dedat, bet vis tiek iš gamyklos viskas apskaičiuota yra ir paruošta viskas ir spalvos nudažyta, kaip sakant, kaip komplektą nusipirkti. O senuoji mūsų buvo, tai patys dėjom, žinai, ten virinom, leckinom, laikiklius tos darėm, kopetėlių nėra kaip užlipti, maišą reikia užkelti, virsti nuo to skutiko, čia patogiai užkeli, užsilipi. Labai patogiai padaryta yra. Vis tiek gamykla yra apskaičiavę viską, kaip turi būti padaryta. Ir sabuso valdosi, pakeli, nebesėja, nuleidi, vėl sėja, nereikia nieko žiūrėti. Senąją tą sėjimą, kai turėjom, tai turi su mygtukais gali išjungti, vėl apsisuki, vėl pajungi. O čia patį ir palei greitį, GPS-as yra, o senuoji tai turėdavai greitį laikyti pastovo. Čia, jeigu greitis sumažėjai, tai mažesnė norma išsėjai, greitis padidėjai, didesnė norma. Kaip tikra sėjamoji dirbi. Tuo jau labai patenkinti. Jau tėvuks irgi čia kaip pirkom jau sako, brangus daiktas, aišku, brangus yra, bet investicija gera tikrai. Kiek jau apsiklausinėjom, kas jau turi, iš Kauno ten vienas draugas turi, tai irgi patenkinti. Žinai, vis tiek prieš perkant pasiklausi, kaip kokia nuomonė yra, bet kol pats neišbandai vis tiek, žinai, yra kitaip. Bandėm lėkštės posėlį žaliajam pūdėme. Galvau, kad užsikiš, bet nesikišo, gražiai susitvarkė, net geriau negu tikėjaus. Tai bus išbandytas visokiam dirvožemiai, visokiose kultūrose. Vieną kartą biškį sekliau, po to pagilinau. Labai gražiai, galėsiu sėti. Esam su senosiom bandę, tai tekdavo pešti. Negalėdavo, paskui tiesiog užkiš ir viskas. Tie ratai sukasi, atrodo, kad ant jų važiuoja. Ne, čia tik tai nuo inercijos pasisukie. Tai kam jas aukštai nereikia kelnuoti, be reikalo tuos cilindrus maigyti, kaip sakant. Vis tiek pasideda, kaip pakeli ir pasideda ant ratų.
Tai va ratai aš nieko nejunginėjau, nebesisuk dabar. Nu ir šiaip ant tų ratų negali važiuoti, nu, ta prasme, jeigu važiuosi, tai tau nelys lėkštis, nebus gylio. Nes ant volo turiu važiuoti.